Sakykite, gerbėmieji, ar teko kada girdėti, kad Lietuvos bendruomenė, tarptautinė Lietuvos bendruomenė, kitoje šalyje reikalautų anos šalies savivaldybės arba vyriausybės padaryti kažkokį vienokį arba kitokį sprendimą? Man tokių dalykų neteko girdėti. Užtat dabar situacijoje su Vilniaus sporto rūmai, tai tarptautinė žydų bendruomenė ne tai, kad prašo ar ten siūlo pinigus, kad mes padarytume vienaip arba kitaip, kad pagerbtume atmintį tų, kurie neva ten palaidoti. Jie reikalauja darbo grupėse, pasižiūrėkite, kaip ir kas svarstoma. Buvo darbo komisija, kuri svarstė sporto rūmų likimą, jeigu jisai nebūtų įveiklintas konferencijų centrui, nes praktiškai apie konferencijų centrą surinkta darbo grupė nelabai ir buvo kalbos, buvo didžiausias fokusas iš tarptautinės žydų bendruomenės, kaip atiduoti pagarbą šitai vietai, nes tai yra kapinės, o pagarba išreiškiama įvairiais aspektais, kad tai nebūtų aktyvi veikla. Jų pirminiai siūlymai buvo išvis aptverti, uždaryti ir nieko nedaryti šito vietoj. Tai lietuvių atstovai dėrėjosi, kad taip nebūtų vidury miesto centro tokių uždarimų ir mes turėjom surasti kažkokį bendrą sprendimą. Aš kaip jau naujai paskirta architektė buvau jau pavėluotai įtraukta į visą klausimą, bet finale šalys susitarė, kad tai galėtų būti memorialas. Jam reikėtų su architektūrinio konkurso išraiška dviems aspektais. Šitą sąjūdžio kovoms atminti ir žydų istoriniai atminčiai įprasminti. Tai Vilniaus mieste. Tai čia yra daug klausimų, kas ten per to konkurso užduotis būtų ir kaip jinai galėtų atrodyti, bet klausimas persikėlė į vyriausybę ir dabar, kiek aš žinau, finansų ministerijoje yra sprendžiama finansavimo klausimai, jie vis dar negrįžo, ne mūsų rankose, mes kaip savivaldybė padarėm šitą darbą ir kamuoliukas yra ne pas mus. Tai šičia vyriausybė imasi ir komunikacinių veiksmų ir jie atsakingi už galutinio verdikto, nes turės būti Seime pristatomas šitas darbo grupės pasiūlymas ir protokolo turinys. Tai toks buvo vienas iš esminių susitarimų, tai judėti link konkurso, o antras trumpalaikis sprendimas iš žydų buvo mums, kaip savivaldybei, parodyti kažkokius laikinus ženklus, iki įvyks konkursas ir realizacija to objekto ir aptverti teritoriją, leidžiant Vilniečiams suprasti, kad tai yra kapinių teritorija ir kad vaikščioti po kapines nėra gerai. Tai mes ieškom iki šiol sprendimų, nes tai nėra labai lengva. Mes atsisakėm daryti tokias tvoras, kurios yra statybinės ir laikinos tik tai statybų metu. Pamatų, kaip žinia, mes negalime įrenginėti, nes ten yra kapinės ir kasinėjimas jis yra irgi negalimas šiuo atveju, tokia sąlyga yra žydų. Tai mes dabar derinamės, kokios tos architektūrinės išraiškos galėtų būti. Yra variantų, kaip senamiestyje tokie apvalūs rutuliai akmeniniai yra daryti, vienas iš variantų. Žodžiu, yra techniniai, sudėtinga rasti vizualų tinką miestantį sprendimą, tada žydų keliamas klausimas, kad tai būtų fiziškai barjeras, kad žmonės ir šuniukai neįtų, nes būtent toks yra jų kapinių pagarbos tokia kapinių pagarbos išraiškos priemonė. Tai va, tai yra trumpas darbas mums savivaldybei apsitverti laikinai, kol vyks architektūrinis konkursas ir tada iš vyriausybės gauti, kurie keičia žaidimą jau ir prieš tai parengto projekto. Vilniaus miesto savivaldybės vyr-architektė Laura Kairienė pripažįsta, kad paskutinį kartą savivaldybės atstovai panašiom formate, tai reiškia tose darbo grupėse, dalyvavo vasario 28 dieną. Nuo to laiko tie pasvarstymai, ką daryti su Vilniaus sporto rūmais, vyksta be Vilniaus savivaldybės atstovų. Kas svarstoma, kodėl svarstoma, link kur mes einame, pati vyr-architektė nesugebėjo atsakyti, nes vyriausybės pasitarimų medžiaga nėra dalinamasi. Yra suplanuota, kad vyriausybė apgalvojus pristatyti savo sprendimą Seimui ir kažkada tas sprendimas bus priimtas. Tai toks
keistas dalykas. Vilniaus miesto savivaldybėje vykstantis dalykas. Vilniaus koncertų ir sporto rūmai, bet savivaldybės administracija tame kaip ir nedalyvauja. Pasidavėm, nežinom, ko norim, ar tiesiog laukiam iš viršaus nurodymų, kaip viskas turi būti. Toks mažiausiai keistas. Svarbus klausimas, bet mes ir vėlgi paliekam spręsti kažkam. O tas kažkam, tai mes matom, kad jau mokam kompensacijas ne vieną ir turbūt net ne 2 kartus mokėsim. Ir darom taip, kaip mums liepia kitos šalies kažkokia bendruomenė.